Nu ką, vėl ant vandenio, po ilgos pertraukos. Naujas ežeras. Šiaip ant šito ežero iš valties, man atrodo, kad niekada ir negaudęs, net nesu. Tai nelabai šį ir pažįstu, bet pažuvausim bus matyt. Nukando lydekynas. Bet nieko, pirmas kibimas buvo. Gal iš to nors neatsikabins ar nenukas, nes krūva kibimų nei vienos žuvies. Įdomiai čia šiandien kažkaip šitas ežeras nelabai manis, o žalaise kaip turbūt limba. Ne, bet čia jau ne ešerys. Ne, sakiau. Prieš tai tikrai du ešeraičius turėjau. Na, bet nieko, šitas ežerėlis atidarytas. Labai kietos žolės, ofsetinį kablį taip gamina, kad nevarai, kad ešeriukai kimba, bet atsikabina. Kas tai yra, jeigu nėra špilys? Nėra špilys bus. Ešerių kibimų nežinau, iki 10 pabėgo, kažkoks absurdas. O gal ir ešeraitis. Įdomiai kala. Ne, kad čia tau ešeraitis norėtų. Gal jau pirmas ešeraitis ir neatsikabins. Ne, kur tau ešeraitis? Čia ešerio taro. O va, žvejyba čia tokia. Dar gerai, kad atsikabina. Šitai dažniausiai nutraukia. Ką, užverti plastmasinį kembrikėlį, nes pradėjo guminukas čiuožinėti ant kablio. Labai palengvina žvejybą. Toks va, iš galo užsispaudžia ir neduoda čiuožinėti. Nu va, žvejyba. Plaukioja prie tokio didžiulio žolyno, randi kur tarpus arba papykioja žolių, bet ten pagrinde ir kimba visos žuvys. Kažkur į atvirus plotus, tai kibimo nėra. Pirmą kartą dar turbūt, kad žiemą karpiai šokinėtų. Dar turbūt taip niekada nebuvau matęs. Bet aišku, jeigu klimatas atšildinėja, tai bus galima karpiaut. Gal ir ištisus metus.
Kažkas yra. Dar greičiausiai, čia kas čia yra. Malas kaip. Lauk į savo gimtuosius namus. Kažkas tai yra turbūt ešeriukas. Ja. Didžiulis ešeriukas. Tokius. Tegul plaukia toliau. Vėl kažkas yra, nu bet ar čia lengva atspėt, kas yra. Šaudkulukis kapoja kaip išprotėjusis. Gerai, kad už žuselį užsimetė. Šiandien masalų išbandyta begalė įvairiausių. Geriausiai veikia va tokius va masalas. Dar kažkiek kibimų gavau ir va ant šito masaliuko. Ant kitų nei barkšt.